Tai labai gerai. Tai tada laba diena dar kartą visiems. Pasitikrinam kvorumą. Aš Jadvyga, toliau Rolandas, matau, yra, ir Daivutė, ir Teresė, ir Darius. Taip, kad esam visi ir pradedam posėdį nuo antro klausimo, kadangi direktorė nori kažkur tai kitur sudalyvauti. Tai norim, kadangi pateikėm tokį paklausimą ir aš pateikiau raštiškai direktoriai, kad dėl informacijos būtent apie tą situaciją Trakų sveikatos centre, tai vat ir norim paklausyti jūsų. Prašau, direktorė. Tai turbūt galėčiau, labą dieną dar kartelį visiems, tai turbūt galėčiau tik tais pažymėti, kad sveikatos centras yra įstaiga, kurios savininko teisės, steigėjo teisės priklauso savivaldybės tarybai ir ji tas teisės įgyvendina per savivaldybės merą. Tai čia truputėlį man kaip administracijos direktoriai keblu komentuoti kitos įstaigos veiklą, kadangi vis tiek esam dvi atskiros įstaigos. Bet ta bendrinė prasme turbūt galėčiau įvardinti, kad savivaldybės biudžetas yra formuojamas, tvirtinamas tiksliau savivaldybės tarybos. Tai savivaldybės tarybos išskirtinė teisė yra numatyti lėšas vienai ir kitai įstaigai. Tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad paslaugų užtikrinimui ar turimų įsiskolinimų kompensavimui tokios lėšos neturėtų būti numatytos. Tai turbūt bendrinė prasme taip. O šiaip tai savivaldybės vadovai tikrai deda pastangas, kad išsiaiškinti galutinai įstaigoje esančią situaciją. Ir turbūt galėčiau užtikrinti, kad paslaugos šioje įstaigoje tikrai nenutrūks. Supratau. Ar man tai tiesiog kalbantis direktorė su Aukštadvario skyriumi, jie irgi labai nusivylė, nes, kaip sako Aukštadvario skyriaus darbuotojai, mes atėjome į šį centrą su teigiamu balansu, o dabar, vienu žodžiu, tokie patirti nuostoliai, kad net nesitikė, kad bus papildomai kažkas tai tokio skirta iš medicinos įrangos ar net tų pačių priemonių, kurių reikia sveikatos kiekvieną dieną sveikatos priežiūrai. Tai tiesiog yra tas liūdna labai. Praktiškai, kai jungiam mes tuos centrus, tai tikimės geresnio rezultato, o dabar gaunasi taip, kaip gaunasi. Tai turbūt ne paslaptis, kad šitas jungimas buvo įgyvendinamas siekiant įgyvendinti sveikatos ministerijos savivaldybei, turbūt galėčiau sakyti, primestą sveikatos reformą. Ir kitaip mes pasielgti ir jūs tame tarpe turbūt negalėjote, kadangi kitu atveju iš vis būtų pakibęs klausimas dėl šių įstaigų egzistavimo. Tai norėčiau pažymėti, kad sveikatos centras kartu su Trakų rajono savivaldybė įgyvendina projektą, kurio metu yra numatytos įvairios priemonės tam, kad gyventojai gautų kuo daugiau ir kuo kokybiškesnių paslaugų. Tai dar kartelį tik norėčiau pažymėti, kad tikrai paslaugų tiekimas nebus sustabdytas, projekto įgyvendinimas irgi lygiai taip pat savivaldybė prižiūri, kad nesustotų, kad jisai būtų įgyvendinamas tam, kad gyventojai gautų tikrai tas kokybiškas paslaugas. Ir dar vienas dalykas, Trakų rajono savivaldybės administracija jau yra nemažai investavusi į patalpų remontą ir planuoja tą daryti ir ateityje. Tai tame tarpe ir Aukštadvario buvusiame PSPC, dabar sveikatos centro Aukštadvario padalinyje, tai irgi lygiai taip pat yra numatomi remonto darbai tam, kad būtų organizuojamas tinkamai paslaugų tiekimas. Labai ačiū. Tikėkime, kad viskas bus gerai, nes aš palyginu biudžete, kada mes skiriam būtent tai trakiečio kortelė 400 000 ir naujam biudžete ir dar 440 000 skiriam nuostolių padengimui mokinių pavėžėjimo. Tai kažkaip galvoju, gal reiktų ir sveikatos jau dabar centrui skirti daugiau lėšų.
Yra tiesiog funkcijos, kurias mes privalome užtikrinti, tai lygiai taip pat ir tas mokinių pavėžėjimas, už tai patiriamų nuostolių kompensavimas, keleivių vežimas ir nuostolių kompensavimas. Bet ką jau minėjau ir pradžioje posėdžio ir dabar galėčiau tik tais pakartoti, kad tokiems dalykams kaip remontai mes tikrai savivaldybę galim skirti ir skiriam sveikatos įstaigoms, tačiau patirtų nuostolių ar įsiskolinimų kompensavimui, siekiant užtikrinti paslaugas, na, čia jau sudėtingas dalykas ir taryba neturi teisės numatyti tokių lėšų. O tai ką tada daryti jiems? Iš kur Ieškosim paimt? tiesiog sprendimų, kaip tai išsispręsti ir manau, kad žinokit, neužilgo tikrai tie sprendimai bus rasti ir meras tikrai pristatys ir tarybai. Nesakau, kad būtinai šitam tarybos posėdį, bet manau, kad tikrai neužilgo. Ačiū Jums labai. Ar turit klausimų iš komiteto nariai dar? Gal kas nors dar norit kažką paklausti, kol direktorė turim? Tyla. Tai tada labai ačiū Jums, kad prisijungėt ir sėkmingo tolimesnės dienos darbo. Ačiū labai, gražios dienos. Ačiū. Tada perinam prie pirmo klausimo. Dėl Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 26 metų biudžeto projektą pristato mūsų gerbiamas kontrolierius Kazimieras Arlauskas. Labadiena. Vadovaujantis vietos savivaldos įstatymų teikiu kontrolės komitetui tvirtinti Trakų kontrolės ir audito tarnybos biudžeto projektą. Tai jeigu galima, pasidalinsiu lentele. Ar visi mato? Dar ne. Dabar? Na, ne dar. Va dabar matom. Taip, tai padariau lentelę, kurioje matosi 25 faktas, 26 poreikis ir pokytis, tai jeigu galima, pereisiu per punktus ir pristatysiu trumpai, kodėl atsirado pokytis. Tai pokytis tarp 25 ir 26 metų pirmoje eilutėje darbo užmokestis atsirado dėl to, nes savivaldybės kontrolieriui yra nustatytas mažesnis pareigybinės koeficientas 0,5 net negu buvusiai kontrolieriai, tai atsirado sutaupimas. Taip pat sutaupimas atsiranda dėl to, nes iš kontrolės ir audito tarnybos administracija perėmė apskaitos funkciją ir šiuo metu apskaitą kontrolės ir audito tarnybos vykdo būtent administracija, tai atsiranda sutaupimas virš 22 000. Socialinio ir draudimo įmokos lieka panašios, dėl mokesčių skirtumo atsiranda pakilimas. Ryšių paslaugos, tai šiuo metu kontrolės ir audito tarnybos ryšius apmoka savivaldybės administracija, tai šios eilutės nebelieka ir nebelieka ryšių paslaugų. Komandiruočių išlaidas prašau padidinti 300 €, nes kontrolės ir audito tarnybų asociacijos susitikimai vyksta Klaipėdoje, Kaune arba Vilniuje kokius 4-5 kartus ir reikia didesnio poreikio būtent komandiruočių išlaidom apmokėti, tai 300 € papildomai prašymas. Kvalifikacijos kėlimas taipogi didėja, dėl to, nes planuoju priimti trečią darbuotoją, kuriam irgi reikės kvalifikacijos kėlimo, kaip ir man ir šiuo metu dirbančiam darbuotojui, tai plus 1000 € kvalifikacijos kėlimui. Kitos prekės ir paslaugų įsigijimas, tai čionai 2000 € poreikis yra teisinės duomenų bazės Infolex pirkimui ir taipogi susimokėti asociacijos mokestį. Ekspertų ir konsultacijų paslaugų įsigijimo išlaidos atsiranda dėl to, nes šiemet planuojamas veiklos auditas kartu su valstybės kontrolė. Tai įsidedu papildomą 1000 €, jeigu kontrolės ir audito tarnybos kompetencijų neužtektų, ar reikėtų pirkti kažkokią tai konsultacinę paslaugą. Tai viso lyginant su 25 ir 26 metų
projekto biudžetą, iš viso sutaupimo turiu 56 000. Tai va toks kontrolės ir audito tarnybos biudžetas 26 metais. Prašau jį Kazimierai, patvirtinti. o darbdavio socialinė parama kodėl išnyksta? Nes šiandien yra išeitinės išmokos buvo mokėtos čia iš šitos išeitinės. eilutės. Tai čia Aišku. išeitinės išmokos, Supratau. šiemet išeitinių išmokų neplanuojam mokėti. Supratau, neplanuojat keisti darbuotojų, aišku. Taip, tai aišku, lentelė labai suprantama, labai gražiai parašta ir palyginimo faktas yra, tai tikrai mums nekilo jokių klausimų ir aš manau, kad iš tikrųjų ir kvalifikacijos kelimui, ir komandiruotėms tikrai reikia lėšų, nes užsidarė vieni be kolegų, be draugų, tai to nėra didesnio tokio pažinimo ir pasikonsultavimo. Tai tikrai labai sveikintina, kad kontrolės tarnyba ruošiatės bendrauti su kitom savivaldybės kontrolieriais ir patirties pasisemti. Tai aš manau, kad tikrai mes pritarsim, ar bus kokių klausimų. Aš, jeigu galima, pirmininkė. Taip, prašau. Tokį pastebėlį, aš nežinau, čia poreikis jūs parašėte 2026 metų 111,2, o mūsų atsiuntė biudžetą, ten parašyta 111,5. Tai va, tai reikia tada Pasitikslinsiu su finansais, kuris Tai ten tiks. pasitikrinkit. Tai ar čia, čia nedidelis skirtumas, bet vis tiek šitas skirtumas. Pasitikrinsiu, kodėl tenai kažkur skaičiai, kad nesuvaikščiojo turbūt. Tai labai ačiū, nes kad pastebėjau, Teresė, nes aš žiūrėjau į biudžetą, bet kažkaip neatkreipiau dėmesį į tą skaičiuką. Tai ar turi daugiau klausimų? Klausimų nėra, tai manau, kad mes turbūt turim pritarti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2026 metų biudžeto projektui ir turbūt palinkėti jį įvykdyti sėkmingai. Ačiū Kazimierui, o dabar, kadangi jau antrų klausimų mes pasikalbėjom pradžioje, tai ar dar gal turit papildomų kokių nors informacijų ir paklausimų? Gal kas nors iš komiteto narių turite? Jeigu ne, tai tada atsisveikinu. Ačiū. Antras posėdis įvyko. Viso gero iki susitikimo taryboje. Viso gero. Viso gero. Viso gero.